svarbu, kad tą istoriją kūrėte čia visi, kurie vertinat, kurie nevertinat, kuriems gražu, kuriems negražu, kuriems baisu, kuriems nebaisu. Ir mes čia galėtume tų epitetų liudytojai Mykolo Saukos sakyti labai daug. Ir tokią gražią valandėlę mes visi tikiu, kad čia praleisim. Yra ir Mykolas Sauka, yra ir menotyrininkė Lina Michalkevičė. Tai mes pabandysim suprasti, kodėl ta liudytoja liudija tokį mūsų diskusijų mastą. Aš galvoju, man primena mano mamą. Mano mamai yra 74. Mano mama 1955 metais susirgo poliomielitu. Buvo poliomielito epidemija. Ir šalia šito kūno aš pridėčiau dar kuprelę. Kuprelę pridėčiau. Va čia. Va. Čia pridėčiau kuprelę. Ir patrumpinčiau vieną koją. Nes taip atrodo mano mama. Man tai primena mamą. Ir man jinai graži. Ir aš norėčiau dabar kreiptis į jūs, kurie čia esat, ir paklausti. Jūsų balsas gali drebėti taip, kaip mano, gali nedrebėti. Nes kalbėti apie mamą, kuriai 74, yra nelengva. Ar jums... Pasakykit, ką galvojate apie šitą skulptūrą? Pagyvenusio žmogus. Figūra, kad visi būsim tokie. Galvojat, kad visi būsit tokie? Gerai. Ką jūs galvojat? Skanios kavos. Mano vardas Marius, o jūsų? Mano Valdas. Valdai. Labai malonu. Kadangi mano mama jau būtų 124 metai, tai man labai sunku palyginti. Labai sunku. Bet jūs ką galvojat apie liudytoją? Žmogus kaip žmogus. Žmogus kaip žmogus. Aš galvoju, čia galėtume tokią akciją, žinot, padaryti. Visi būt be marškinių ir pasižiūrėti, kaip kiekvienas iš mūsų atrodom. Judu tolyn. Ką jūs galvojat apie liudytoją? Aš galvoju, kad yra labai prastas sprendimas. Kodėl čia nevieta šitai skulptūrai? Tiesiog, kadangi jeigu pasižiūrėtumėm lygiai taip pat į istoriją, ne kas vyksta dabar Europoje, kas vyksta Skandinavijoje, tai iš tikrųjų viešos vietos, kurios yra skirtos skirtingiems segmentam, jos turi turėti tam tikrą jautrumą. Į publiką, į vaikus, į ką mes čia darome ir taip toliau. Tai čia vyksta kalėdinės eglutės, čia vyksta, mes ateiname, sėdime, valgome ledus, čia yra maisto įstaigos. Ir kodėl tai yra normas, tai yra mūsų kultūros dalykai. Jeigu mes atsisėdame ir nesišlaisto aplinkui nuogi vyrai, nuogos moteris, išvis be kelnaičių, be liemenukų ir taip toliau, tai yra draudžiama. Kodėl šitose vietose mes turime žiūrėti į, kaip sakau, atvirus, ta prasme, lygties organus, kurie yra nepriimtini. O dabar sakykite, jeigu mes aprengtume ją šiek tiek, uždėtume liemenuką ir kelnaites. O būtų absoliučiai jau kitas variantas, tada mes apie tą liemenuką ir kelnaites kalbėtumėm, ką reiškia šitą simboliką. Nes kiekvienas iš tikrųjų, ta prasme, organas padidintas, pamažintas, jisai kalba simboliais, jisai turi savo tekstą. Yra jautrumas tam tikriem dalykam. Ir man atrodo, kad aš sveikinu Zarasus iš tikrųjų su drąsa priimti šiuolaikinį meną. To reikia, aš pati esu už šiuolaikinį meną, bet reikia žiūrėti, kokiose vietose įstatyti. Tai tiek. Ačiū Jums labai už mintis. Kaip Jūs reaguojate į šitą skulptūrą? Aš gerai. Iš tikrųjų, tai žvelgiant į šito autoriaus darbus, tai nežinau, jeigu kas žinot jo darbus, tai visi sukelia šiokią tokią emociją kitokią. Tai aš kadangi žinau jo darbų, tai ir čia kažkaip nenuostabu, kad jisai toksai. Dėl konkrečios vietos, aišku, gal galima čia ir panalizuoti tiksliau. Labai kompetentingai moteris ir palygina labai daug dalykų. Nežinau, man tai netrukdo. Ir labai džiugu, kad pritraukia tiek daug žmonių. Iš tikrųjų, tai kad atėjom čia, tai rodo, kad mums rūpi. Iš dalies rūpi, ką mes čia darom, iš dalies rūpi
menas kaip dalis, nes matosi, kad Zarasuose to meno gal nėra tiek daug ir džiugu, kad visi diskutuoja, kuria. Svarbu, kad būtų draugiškai. Svarbu, kad būtų draugiškai čia. O dukra tėtė taip nuoširdžiai apsikabinus, kad tėčio balsas matyt buvo ir dukros balsas. Išgirdom tokias pirmasias reakcijas ir aš dabar norėčiau Mykolo klausti. Mykolai, ar mes, kai žvelgiam į liudytoją, šiek tiek liudytojos istorijos, kada ta liudytoja atsirado, ar mes čia matom, du klausimus užduosiu, ne, nuo šito ir pradėk, Mykolai. Ar čia mes matom konkretų žmogų, ar mes matom, nežinau, tavo sapną? Tai sveiki, ačiū, kad susirinkot, tiek daug jūsų. Jo, aš pabandysiu papasakoti, kas dar neskaitė, nežino. Tai čia yra taip konkretus žmogus, pozuotoja, tai yra iš beveik 10 metų, man atrodo, šiai skulptūrai. Tuo metu aš lipdžiau tokias skulptūras. 5 jos buvo, 5 skulptūros, kitos skulptūros šitos serijos atsistojo Lukiškių kalėjime, kitos, kitose Vilniaus vietose. Tai taip, čia yra konkretus žmogus, bet šitai vietai nusprendžiau pavadinti ne to žmogaus vardu. Kažkaip pagalvojau, kad nusakysiu, prie ko čia tas žmogus tada. Ir kažkokį norėjusi užduoti intrigą, kažkokią kryptį, tokį gan abstraktų kažkokį duoti žodį, kuris galėtų kelti klausimų ir raginti užpildyti tą formą turiniu. Ir supratau iš komentarų, kad čia buvusio, žodžiu, tiesiog komunikacija, jau aiškinant tą skulptūrą, tą visą aiškinamą tekstą, platinant, iš viso nereikėjo čia minėti tos netokios senos ir skausmingos istorijos, čia buvusio milicijos pastato, kalinimo Rusių. Ir šiaip skulptūra, visos šitos skulptūros jos, matot, jinai Lukiškių kalėjime atsistotų, kitaip atrodytų, bet atrodytų, kad jinai iš to kalėjimo, pabėgusi, ar ten sapnuojanti. Čia jinai kitaip atrodo, tai galima buvo tiesiog vadinti figūrą, ar kažkaip sapnas, ar moteris, nežinau, gal labiau figūra, ne tiek, kad moteris. Šita serija, nežinau, man visada buvo įdomus tas kūnas, tas nestandartinis kūnas, tas, sakykime, gan standartinis, bet kaip skulptoriui man tiesiog yra pati plastika, forma, kai kūnas pasakoja savo istoriją. Ir tokias skulptūras ir kūriau visada. Mykolai, čia kaip ir paklausiau vienos iš susirinkusių, jeigu uždėtum liemenėlę, maudymosi kostiumėlį, kas dabar aktualu, uždėtum ir būtų kitai, kodėl nuogas kūnas ir, kodėl jis reikalingas? Matot, aš neįtikinsiu, kad čia gerai ir tie argumentai išsakyti, jie visiškai normalūs ir įtikinantis iš vienos pusės, bet tiesiog aš tikiu, ką darau, aš tikiu, kad tai nėra vulgaru, aš tikiu, kad būtent uždėjus liemenėlę ir triusikus, tai ir taptų vulgariau dėl to, kad tada tiesiog akcentuoji tas kūno vietas, pats savaime nuogas kūnas, jis tiesiog yra nuogas kūnas, jis seksualizuoja į mūsų žvilgsnis iš esmės, tai ir čia, nežinau, čia ta poza tikrai, man atrodo, nėra kažkokia provokuojanti, tai yra, taip tarsi, aš jau interpretuoju pats savo darbą, ko neturėčiau daryti, bet, tai tiesiog tokia poza, šiaip tam modeliui tai buvo būdinga poza. Gerai, aš pasakysiu, tiesiog užsiėmė mankštomis tokiomis, čia yra rytietiška mankšta ir jinai, tokioj pozai jinai pozuodavo, tai yra pozuotoja iš Dailės akademijos
Ir aš ieškojau modelių, ieškojau įdomių tų kūnų, įdomių žmonių ir susiradau. Ir paprašiau, kad man papozuotų. Mykolai, apie procesą. Čia vėlgi matyti visiems kyla klausimas. Na tai kaip tada viskas vyko? Ir ar ta pozuotoja yra tokia, kokia yra? Tu kažką norėjai išryškinti su šituo kūnu, kažką parodyti apie tavo mintį šitame kūne? Visada meno kūrinį darydamas aš kažką hiperbolizuoju, kažką pabrėžiu, bet tai dažnai gali būti kažkokie, čia meno kūrinio esmė yra, kad žmogus dirba kaip ir iš natūros, bet po to kažką keičia, tai ir yra tas kūrybos procesas. Tai iš tikrųjų svarbiausia čia yra, aš galiu pasakyti, kad taip, tai yra realūs veido bruožai, realus ta figūra, daugmaž tokia ir buvo. Aš tiksliai nebežinau, kur man ten plastiškai tiesiog pasirodė įdomiau kažkokią raukšlę įspausti, reiškia, kažkokią giliau, kažkur pridėti ten tos odos nukarusios ar kaip tik sumažinti, bet visą tai daroma vardan to efekto, vardan to, kad skulptūra galiausiai kurtų atmosferą aplink save ir pati figūra savaime tokia būsena kažkokia. Ji turėjo, mano visos figūros, visos skulptūros, jos tiesiog turi išreikšti kažkokią būseną. Tai nėra, nežinau, man atrodo, aš dirbdamas negalvoju, kad tai yra moteris ar vyras, bet kažkokia, nežinau, tas visas kūnas, jo kompleksija, bet ir poza, jį išreiškia kažkokią būseną, nejaukumą ar kažkokį sapniškumą. Ir tai yra gan abstraktu, mano galva, ta prasme, kad kiekvienas matom pagal save. Yra ta tema, taip jinai tokia provokuoja, ta prasme, kad nuogumas vien, bet tada kiekvienas mato pagal save, jūs matote mamą ir kažkas mato tą vulgarumą. Nežinau, žmonės, kurie turbūt nudistai kažkokie, tikriausiai nieko nematys, nes jų filosofija yra tokia, kad tai yra labai natūralus dalykas. Ar tiesiog, ir ką norėjau pasakyti, kad skulptūros viešose erdvėse, aš norėjau, kad jinai gautų savo istorijos, jinai yra toks kaip indas, kaip skelbimų lenta, ant kurios kiekvienas parašo. Tiesiog ir tas tęsinys jos yra socialiniuose tinkluose, visur kitur, kur žmonės kalba, diskutuoja, prikuria savo prasmes. Ir tai tik tai noriu, kad tas pavadinimas liudytoja nemaišytų tam. Galbūt dėl to jisai yra per daug toks, kažkur nukreipia, kur ne ten, kur reikia. Bet žinot, aš galvau, kad liudytoja gali būti ir senų laikų. Ir antikos kažkokios, reiškia, tiesiog daugelio dalykų, kažkokių, nežinau, gyvenimo, savo pačios gyvenimo. Arba dabar po šito išpuolio, sakykime, vandalizmo, tai tampa šių laikų. Tiesiog šitos aplinkos liudytoja. Šiaip dabar aš taip galvoju, kad tai yra šios aplinkos liudytoja, ir kažkokie ženklai, kurie ant jos lieka, tai yra tokie liudijimai, kaip tatuiruotės kažkokios. Galbūt per Kalėdas ją papuoš. Kaip snieguolė, pavyzdžiui. Kaip snieguolė, galbūt kaip žaliai, galbūt kaip raudonai, nežinau. Galbūt pasirodys žmonėms nepriimtina, bet nebus priimtas sprendimas nukelti jos, bet bus priimtas sprendimas ją uždengti. Čia Vilniuje, pavyzdžiui, ar ne, Vincas Kudirka per Kalėdas visada papuošiamas ten raudonu to Kalėdų senelio šaliku, kepurėlė uždedama, nes ir skulptūrai gali būti šalta. Aš apskritai šiaip prieš mūsų pokalbį pasižiūrėjau statistikos departamento duomenys 2022 metų. Tai maždaug liudytojos amžiaus žmonių Lietuvoje 65 plus yra 560 tūkstančių. Turėkim tą galvoje, galbūt kažkiek į liudytoją žvelgdami. Lina, tai ką išsakė čia atėjusi moteris apie ne vietą šiai skulptūrai. Skulptūra, sakė, gal ir gera, bet ne vieta jai būti čia. Kiek tai gali būti tokio mūsų šito susirinkimo ir šitos diskusijos priežastis, nežinau, būtų
kraštiečių muziejus nusprendęs liudytoją iki kelių pamerkti į vandenį, tai ten galėtų Zarasai nudistų pliažą toje vietoje atidaryti. Arba kažką panašaus. Kiek vieta lemia reakciją į skulptūrą? Tai aš manau, ir iš to, ką menininkas kalbėjo, ir iš to, ką visi auditorijos dalyviai, kuriuos jūs klausinėjate, kalbėjot, ir iš to, ką sakot jūs, mums darosi labai akivaizdu, kad iš tikrųjų meno kūrinys tai yra kažkas daugiau, negu mes taip esame įpratę matyti. Na, kad tai nėra tik tai skulptūra su savo konkrečiomis formomis, kurią matome, bet vėlgi, kažkada jį vadinosi vienaip, dabar duotas jai kitas pavadinimas, tai keičia reikšmę. Jinai kažkada stovėjo parodų salėje, kuri yra sąlyginai apribota erdvė, nes ten, tarkim, eina ne visi, o daugiau meno mylėtojai, mėgėjai žmonės, kurie domisi menu. Dabar jis stovi viešoje erdvėje, konkrečioje viešoje erdvėje. Tai vėlgi keičiasi jos reikšmė. Na ir be abejo esame kiekvienas iš mūsų, kiekvienas ateinam su savo patirtim, su savo moralinėmis nuostatomis, kažką tai žaidžia, kažkam tai atrodo įprasta ir kasdieniška, kažkam tai primena labai asmeninius dalykus. Tai taip, vieta yra labai svarbu ir be abejo nuo to, kuri būtų pastatyta, keistusi ne tik žiūrovų požiūris, bet keistusi iš principo interpretacija, kaip mes suprantame tai, ką matome. Ar mes matome ten senyvą undinėlę panardintą vandenį kaip kažkokį liudijimą, kad ne tik gražūs ir jauni kūnai gali būti viešoje erdvėje, ar mes matome liudytoją, kuri galbūt kalba ne tik apie savo kūną, bet ir apie šios vietos istoriją ir kažkokius šios vietos išgyventas kančias. Istorinis kontekstas, Lina, kiek čia vėlgi svarbu ir kalbant apie kūrinio atsiradimą ir ką pats Mykolas paminėjo, kad jeigu galbūt skulptūros pristatyme nebūtų buvę akcentuota vieta, kur jinai atsiranda, mes žiūrėtume visiškai kitaip. Ar tai galėtų būti, kad prieš skulptūros atsiradimą pateiktas kontekstas mums sugadina santykį su skulptūra? Šiuo atveju man asmeniškai gana sunku pasakyti, todėl kad aš nesu Zarasų gyventoja, be abejo, kad savo miestą jaučia ir pažįsta labiausiai tas, kuris čia gyvena, jisai priskiria tam tikroms vietoms reikšmės, tiek susijusios su asmeniniam patirtim, tiek su istorinėm. Ir taip tikrai gali būti, kad tai provokuoja, aš taip išsamei visų komentarų tikrai neskaičiau kaip diskusijos vedėjas, bet kai kuriuos teko paskaityti. Vienas komentaras ilgas man gana įstrigo, kur buvo pasakojama irgi per asmenines išgyventas patirtis, kad būtent tas pavadinimas sukelia neigiamą reakciją, nors lyg ir neturi nieko prieš nei skulptūrą, nei kūną, bet tai neatrodo kaip žmogus, kuris su visa stiprybė išgyveno kažkokius tai žiaurumus ir siaubus ir juos liudija išlaikydamas savo orumą. Na, tarkim, kažkam atrodo, kad šiai skulptūrai kaip liudytojai trūksta orumo. Tai, na vėlgi, menininkas turbūt ir pasakė, kad jisai sukūrė kūrinį, pastatė į kažkokiam kontekste ir tarsi paleidžia ir nedavė visiems viešą leidimą, gali tai ir aprengti kalėdų senelio drabužiais ar uždėti eglės šakų vainiką, tuo kartu pasakydamas, kad turbūt atiduoda jį auditorijos interpretaciją ir kiekvienas iš mūsų galime matyti ten tai, ką matom. Mums jį gali patikti, gali nepatikti, mes galime jai priskirti labai asmeninės reikšmės, galime tie, kurie gerai išmano įvairius istorinius kontekstus, ar tarkim feminizmo kontekstus, kūno istorijos kontekstus, ir požiūris į moters kūną keitėsi per laiką, priskirs visai kitokius. Mykolas dar nori. Aš pasakysiu apie vietą, vis tiek toks apie vietą ir apie laiką. Tai gerai, pradžioje apie laiką, tai tiesiog mano skulptūros, aš jas visada galvoju apie tokias kaip belaikės, kad jos būtų universalios, kaip aš apie jas galvoju kaip, tarkim, antikinės skulptūros, jos ištrauktos iš ežero, kažkokios pažaliavusios, ten kažkas pavaizduota dažniausiai, nuogas kūnas, kažkokie deivės, dievai ten, ar atletai, jie yra anonimai, jau iki šių dienų niekas neišlieka ir aš kažkaip šiaip iš esmės galvoju apie šitą visą kontekstą, šitą tradiciją, sakykime, nuogo kūno
ir viešose erdvėse jo padėjimo ir tokios belaikiškumą aš taikau. Tai va tas, jo, liudytoja tarsi kažkokia atrodo, nurodo laiką, tuo pačiu jinai, sakau, liudyt gali viską. Tai, o vieta, tai aišku, čia yra mano tėvų vardo galerija, šitas pastatas, be kita ko, antrame aukšte, tai irgi nesutapimas, kad tai čia buvo, pasiūlėm ir padarėm tą galerijos tasą, tęsinį lauke, panašiai kaip yra prie Mo muziejaus, yra tas kaimelis, kuriame yra skulptūros irgi iš Mo kolekcijos, bet jos yra kieme visiems matomos. Tai iš mano pusės tai yra toks labiau žinomas santykis, toks asmeninis su šita vieta. Ir tiesiog, aš siūlau kūrinį, už kurį aš atsakau, už kurį aš, dariau iš širdies pasakyti. Bet aš sakau, aš negaliu jūsų niekaip įtikinti ir piršti savo nuomonės, kad čia yra gerai. Man tai yra, kaip sakyti, visai priimtinas kūrinys, ir vieta yra prie Saugų galerijos, sakykime, galima ir taip žiūrėti į šitą reikalą. Taip, aš galvoju, čia mums pasiklausius jau šiek tiek menotyrininkės Linos Michalkevičiaus, tiek ir pačio Mykolo Saukos, ir aš galvoju, ar keičiasi, atsiprašau, savivaldybės mindavų pasėtą žolę, bet nieko gal užšauks, ar keičiasi jūsų požiūris po to, ką išgirdot iš Mykolo ir iš Linos į skulptūrą? Niekaip nesikeičia. Čia yra daug klaidų, kūrybinių ir menininko klaidų. Pirmiausiai, nėra konteksto, nėra vietos, dėl to, kad tėvo yra galerija ten, tai sūnus užima žemės aplink galeriją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tikrai kažkaip nelabai malonu ir skanu girdėti, ką kalba kūrėjas, o taip pat jūsų palyginimas su mamytė tikrai neskanus. Aš savo mamytės niekada nelyginčiau su ta moterimi. Jos tas naugumas, nežinau, vyrų nelabai priimtinas. O kodėl jums nepriimtinas šitas naugumas? Čia priimtinas, bet jūsų mamos palyginimas su šita moterimi man nepriimtinas. Matot, aš labai asmeniškai priėjau. Aš galvoju, atėjau, pasižiūrėjau į liudytoją ir papasakojau. Taip. Žurnalistas suranda tokių dalykų, kuris suartina, sujungia, suriša ir panašiai. O tai jūsų kritika šitai skulptūrai. Kūnas negerai čia. Viskas su skulptūra, viskas gerai. Jinai negerai. Kur turėtų atsirasti? Saugos muziejuje. Netilps. Sumažint, sakot, reikia. Tegu matote, kur nors kitur gudriau. Kur matot klaidą? Todėl, kad kartą čia buvo Sėlių žemės. Sėlių žemės. Manot, kad Saukos nori okupuoti Zarasus? Taip. Saukos okupuoja Zarasus. Viena iš minčių. Mykolai, nežinau, reaguokit. Paskui statysit daugiabučius, gal čia kažkokius. Tikriausiai skulptūrą statysit daugiabučius. Atsiprašau už šaržą, bet kartais reikia. Taip, demaskavo, ką aš galiu pasakyti, demaskavo. Nes yra ir pamatas padarytas, tai jau yra rimta. Tas jau statybos leidimo tada reikia, ar ne, jeigu su pamatais, tai ne ant pastolių. Jo, tai šaržas toks, bet Mykolai iš tiesų priminimas ir tai, ką sakė mūsų čia atėjusi paklausyti zarasietė, zarasiškė, visada pasimetu, kaip čia teisingiau užsakyti, reikėtų. Na vėlgi, ta intervencija kūrinio į viešąją erdvę. Nors gal čia Linai klausimas geriau. Ar ne? Sako, kelkit su skulptūra viskas gerai, bet kelkit ten į antrą aukštą. Pramuškit lubas per stogą, įmesit, užklijuosit stogą ir stovės ant ta skulptūra ir niekam netrikdys. Kiek čia problema yra? Kad vienaip mes kūrinį matytume užkeltą ten antrame aukšte, o kitaip mes tą kūrinį matom čia Sėlių žemėje, kaip sakė, svetėje mūsų. Tai aišku, čia yra esminis skirtumas todėl, kad mes galerijos erdvę suvokiam kaip tam tikrą privotą erdvę, kur eina žmonės savo pasirinkimu. Tai neprivalo. Vieša erdvė visada kelia daugiausiai klausimų, todėl kad tu gali tenai susidurti su tuo, kas tau nepatinka. Ir čia
eina kalba ne tik apie meną, mes turbūt kiekvienas savo kasdienybėje nuolat viešoje erdvėje susiduriam su tuo, kas nepatinka, tai gali būti urbanistinis išplanavimas, architektūra, tai gali būti kiti žmonės, kurie yra mums nepriimtini ir jų elgesys yra nepriimtinas. Bet aišku, viešosios erdvės ypatumas yra tai, kad mes privalome ją dalintis, netgi su tais, kurie mums atrodo neturėtų ten būti. Tai šiuo atveju turime tokį nepatogų meno kūrinį, su kuriuo mes daliname šią erdvę. Ar jis turėtų čia likti ar ne, na tai čia iš esmės turbūt spręs savivaldybė kartu su gyventojais. Čia kultūros politikos klausimai irgi labai groja, kaip mes planuojam tas viešasis erdves, kiek tariamės su gyventojais, kas priima sprendimus, nes akivaizdu, kad Zarasai nėra mažas miestas, tiesioginės demokratijos čia neįmanoma padaryti, nebus taip, kad visi miesto gyventojai sueis ir išreikš savo nuomonę ir mes tiesiog suskaičiuosime, pasakysim taip ar ne. Tai kažkokius sprendimus jau turi miesto valdytojai priimti. Iš kitos pusės mes labai daug čia akcento į tą kūno problematiką dėjom, bet norėčiau pasakyti, kad visais laikais menas viešosiose erdvėse kelia labai daug klausimų ir nebūtinai jisai būna susijęs su nuogu kūnu ir nebūtinai su moraliniais dalykais. Tai galime iš artimų labai pavyzdžių prisiminti iš Vilniaus Urbanavičiaus skulptoriaus Krantinės arka, kur visiškai abstrakti skulptūra viešoje erdvėje, neturinti jokių žmogiškų bruožų, tiesiog išlinkęs metalo gabalas, kuri labai plačiai populiariai buvo vadinta vamzdžiu ir turbūt tai buvo viena didžiausių visų laikų Lietuvos meno kontroversijų. Nežinau, ar Mykolui pavyks persikėti. Na, gal būtų visai ir nieko, galėtume daryti kažkokį tai naują jau kūrinį, kurį galėtume, taip kaip Krantinės arka 10 metų, tai po ateinančių 10 metų turėsime apie ką kalbėti ir skelbti. Tai taip pat va čia žiūrovė pateikė pavyzdį iš užsienio, tų pavyzdžių yra daugybė ir ne tik pastarųjų metų, ir ne tik su šiuolaikiniu menu, nuo modernistinio meno galėtumėm vardinti. Ir taip pat tie kūriniai buvo ir yra vandalizuojami ir netgi muziejų aplinkose tai daroma, nes žmonės turi skirtingas nuomonės. Lina, tai ką šiek tiek ir jūs pati užsiminėte ir Mykolas paminėjo, kad po truputėlį čia gimsta teritorija, kur menas išeina iš už sienų ir atsiranda čia. Ar taip yra paprasta ir lengva iškelti meną? Jūs šiek tiek jau atsakėte į tą klausimą, bet jį praplėst norėtųsi iš ekspozicinių erdvių į viešas erdves, kur mes galime ateiti ir praeiti net nenorėdami, nes į galeriją aš turiu užeiti ir susidurti su menu. Čia aš einu ir tiesiog susidariu akis į akį, pakeliu į Maksimą. Na tai matome iš visos diskusijos, kad iškelti nėra paprasta, todėl kad staiga su tam tikromis meno formomis susiduria žmonės, kurie galbūt niekados nebuvo galerijoje, nematė tų meno formų, nesidomėjo. Ir tai natūralu, kad jiems gali kelti klausimą ar net pasipiktinimą, ar netgi drastiškas reakcijas. O čia, Lina, o čia yra gerai ar blogai? Nes mes visada galbūt, matydami skulptūrą, aš įvažiavau į Zarasų, žiūriu Zarasų ženklas, jachta su balta burė, mėlyna jachta, tyvuliuoja toksai ežeriuko vanduo. Tai būtų tokia nekalta skulptūra, kur galbūt, sakytume, atsirado skulptūra ir tiek. Kiek provokacija skulptūroje yra? Apskritai viešoje erdvėje atsiradęs kūnas, 3 metrai. Aš manau, iš savo, aišku, pozicijos, nes kiekvienas mano kitaip, kad diskusija, kuri kyla iš to, yra tikrai gerai, nes tai verčia mus kalbėti apie meną, kalbėti apie tai, koks jis gali būti, kokios formas gali būti, gal gali net išsakyti nuomonę, kad čia jam ne vieta, tai yra gerai, nes mes sužinom, kokias skirtingas nuomonės žmonės turi ir aišku, tuo pačiu ir mokomės kažkaip gerbti ir bandyti jas integruoti. Visai kitas klausimas yra, ar gerai ar negerai, kad galbūt savivaldybė per mažai tarėsi su gyventojais ir kaip tie sprendimai yra priimami. Bet čia šiuo atveju aš neturiu kompetencijos komentuoti, todėl kad tuose sprendimuose nedalyvauju.
čia vėlgi mes visada diskutuojam, kalbėdami apie viešasias erdves, net ir apie daugiabučius, ar ne, ar reikia renovacijos ir ar susirinks visas pilnas daugiabutis, nuspręsta reikia namų renovacijos, ar įmanoma tada viešoje erdvėje surinkti demokratijos procesą ir kalbėti apie kūrinio atsiradimą arba kažkaip balsuoti. Vėlgi, klausėtės, girdėjot, ką čia mes kalbėjom, dabar jūs nežinot, ar aš į kairę kreipsiuos ar į dešinę. Kairė tolsta, lieka dešinė, tai klausau jūsų, kokios jūsų mintys? Man tai nuo pat pradžių šitą skulptūrą čia buvo labai vietoj, labai tinkama, pirmiausia dėl paties autorės išsakytos minties, kad tai pratęsia šalia esančią galeriją, kur man atrodo geresnės vietos Zarasuose dėl to būti negalėtų. Aš net su savo mama, aš šiaip esu gimus Zarasuose, dabar nebegyvenu. Tai su savo mama net ginčiausi apie tai ir mamą įtikinau, kad čia yra tinkama vieta ir mama sako, nu jo, iš tikrųjų, viskas čia logiška. Klausykite, o kaip jūs mamą įtikinot, reikia įtikinti skeptikus Zarasuose, tai kokius argumentus pasitelkite? Labai paprasta, sakiau, aš norėčiau, kad mano skulptūra būtų prie mano tėvų galerijos ir mano mama iš to užteko, sako, teisingai. Tėvų argumentas gali būti tas lemtingas, kažkaip aš supratau, kad aš nepalaikau lyčių lygybės klausinėdamas žmonių. Marius, mano vardas, susipažinkite. Olegai, ką manot? Parodija. Parodija tikras to žodžio prasme. Vienas dalykas, buvo nesuderinta vieta, gyventojai niekas nežinojo, kas čia yra. Tarybos nariai balsavo, bet ar jie matė jos nuotrauką, balsuodami prieš tai? Aš tai neįsivaizduoju. Aš nežinau, žinokit, ar matė, bet tai įsivaizduoju, jeigu jie matė ir nubalsavo už. Tada ir aš už. Žinau, kad taip. O jeigu jie nematė ir nubalsavo už? Vienu žodžiu, čia jai ne vieta. Aš siūlau tokį sprendimą, perkelti į antrą aukštą, nukirpti kojas ir jinai tilps. Pro duris ar pro stogą? Pro duris ar pro stogą, taigi pigiau išeis negu čia kiek... Bet jūs suprantat, kad reikia tarybos sprendimo, kad mes ten stogą skylę iššiptų. Bet ar čia be tarybos mes nuspręsim? Vis viena, čia ginčai dėl jos tikrai nesidė. Aš vienas iš tų, kurios balsuoja prieš. Vienas iš tų ir tikrai mano, kaip pasakyti, daug minčių buvo išdėstyta ir merė šitą žino, ar buvo suderinta su visuomenė. Nu, iš tikrųjų, ateina mano anūkas, ėjo čia, sako, vaikeli, tu matai, čia kaip buvo jinai pastatyta. Sako, o taip buvo. 7 metų. Tai ką, aš jam per Kalėdas parodysiu. Tikrai čia kokį vainikėlį uždėsim jai, ar ką ten ant tos vietos. Tai mane paklausė, kas čia yra. O jeigu jūs nesugebėjau sakyti. Žino, kas yra, atsiprašau, labai jūsų anūkas labai auga uždaroje aplinkoje. Pliki nevaikštam. Ne, bet tikrai mes plikoje nevaikštam, bet šiaip iki 7 metų, jeigu dar nežino, kaip atrodo žmogus, tiesiog, čia šiaip nu tai jūs parodyti. Parodyti, tapsime nusmekti. Nes buvo tokia mintis iš tikrųjų po šito viso įvykio, kad buvo mintis susirinkti akcijas, sukviesti moteris, kuriems bent jau virš 40 daugiau ir tiesiog išsirengus parodyti žmonėm, kurie nematė tiesiog malūno pagyvenusio, kuris neturi jokio vulgarumo savėje, jokio iššūkimo, aš nežinau tiesą pasakius, apie ką čia eina kalba, iš tikrųjų savėje neturi jokio pati kaip ir jokios provokacijos, labiau yra... Yra pasažas. Taip. Ir buvo statytas Pabaigsime mes dar prie pasažo grįžti. Galima, aš tiesiog savo nuomonę ir savo artimų draugų pasakyčiau nuomonę, kad ši skulptūra yra ypatingai gerų laikų ir geroj vietoj, nes meno šiaip kaip ir esmė yra iššaukti reakciją ir jeigu neiššaukia tokią reakciją, tai jinai kaip niekad čia Zarasuose reikalinga, nes žmonės, kurie dar nebuvo galbūt muziejuje ir nesidomi aplamai tokiu menu, šiuolaikiniu menu, tai bus proga pamatyti. Mano vaikai 4 ir 8 metų tikrai nei slėpėsi, nei nieko, nors, kaip sakant, mes ir televizorius net nežiūrim, tiesą pasakius. Tai jie tikrai nėra matę kažkur tai kažko, bet niekam nesukelia jokio neigiamo kaip jinai atsirado iš čia ir kas ją palaimina, kad jinai atvažiuotų iš Vilniaus čia.
Konkrečiai, tegul atsako visi. Atvežė sunkvežimį. Mykolai, ar žinom, Kieno kas... palaiminimu? Nežinau, čia su laiminimais, žinot, labai sunku, reikia kitom pusėm eiti lipti laipteliais. Tai savavališkai jūs gi pats pasakėt, kad tarybos sprendimas buvo, tai Mykolas gi pats neįkalė čia jums tos skulptūros. Aš manau, kad tokio tipo menas vis tiek turi teisę egzistuoti. Pavyzdžiui, jeigu Vilniuje yra Mo muziejus ir ten kieme stovi įvairios skulptūros, kaip Uniškių kalėjimo, tai buvusi teritorijų irgi stovi savo skulptūros, tai čia taip pat yra galerija kieme, jos turi teisę egzistuoti, o dėl sprendimo, kaip iš atsirado, čia jau nemano įtakos, net visai kita, bet žmonės įvairių menininkas. Tai aš manau, kad tai jau be jokių abejonių tapo traukos objektas ir užsienio kūrėjų tai tik tai geriau naudoja, manau, kad Zarasai taksi, taksi buvo nemanoma. Čia mes, aišku, diskutavom apie meno formas antikoje, prieš šimtinį tokius stovėtų, aišku, ten tas jau buvo kūnas idealus, čia pavargęs gyvenimo. Mykolai, girdi vėl reakcijas, ar ne, žmonių į tavo liudytoją. Ką tu galvoji, girdėdamas? Visi galvoja, kad tu čia šaudo į skulptūrą, nieko ten nuo karščio sproginėja balionai, to ir mūsų galvas pradės sproginėti, tai dar 10 minučių prie liudytojos ir paskui atskirom sekcijom dirbsim. Tai, Mykolai, mintis tavo, girdi reakcijas. Gal reikia tvoros, gal reikia aptverti, gal reikia įkelt. Aš nežinau, aš girdėjau apie Mercedesą kažką, kad ne visi vairuoja, tai aš vairuoju Toyota Yaris Verso. Tik tiek galiu pasakyti, o nežinau, nes nesupratau, ką čia reiškia, bet tai aš sakau, tos kalbos čia jau kūrinio gyvenimas, taip sakyti, jis paleistas, jis ir apie jį šneka. Aš jau esu tik tas kūrėjas. Bet žinai, Mykolai, dabar kas nors sakytų, jeigu aš būčiau toks tavo kritikas, sakyčiau, tai pastatys skulptūrą ir nusiplaunai, ne? Dabar jau čia tegu visi šneka, ką šneka. Tai aš ne tik aš žinokit ir nušveičiau dar. Nes aš čia kalbėjau Valkininkuose, tokie mažo miesteliai, link Varėnos važiuojant, toks irgi šiuolaikinio meno performansas, su kuriai vyksta, toks festivaliukas vienos dienos sekmadienį, čia aš nereklamuoju, bet čia aš kontekstą pasakoju. Ir tenais skulptorius gyvena. Ir sako, kursim su šeima skulptūrą ir be pigų tiems, kurie atvažiuoja, kažką sukuria ir išvažiuoja. Sudėtinga tam, kuris sukuria, pasilieka ir dar turi kaimynams tada aiškintis dėl to, ką čia pastatė. Tai kiek tai yra ir kiek tu jautiesi zarasiškis, įvardinkim taip, ir atsakomybę jauti kalbėti apie tai. Tavo žingsnis jau čia būti ir kalbėti su mumis ir ginti galbūt iš dalies savo kūrinį ar pasakoti apie jį, yra jau tai. Bet apie tą atsakomybę tam kūriniui toliau. Jo, aš nenoriu labai, sakau, ginti, nes, čia visi turi nuomonę, jinai yra, visiškai normalios nuomonės, aš sakau, mano tokia nuomonė apie tą darbą. Bet, jo, aš būsiu Zarasuose, būsiu čia, galiu sakyti, būsiu kultūros ambasadorius 28 metais. Tai žiniasklaida parašė. Tai žinom, ir važinėsiu į tos Zarasus ir važinėjau, aš čia laikiau valstybinius egzaminus. Dabar visi klausia, kaip sekėsi, Mykolai? Gerai. Bet ir lankau sporto klubą Marsas, taip pat labai patinka, labai smagu, labai geras klubas. Galit ir ten su Mykolu padiskutuoti, ar ne? Prie kriaušės. Galim prieš tą, taip, jo. Zarasuose labai geras klubas. Toks tikras, kur Vilniuje tokio nerasi, nes tokie šiek tiek seni treniruokliai, bet žmonės, muzika tokie, visi žmonės, tokie, iš širdies visi dirba. Tai, aš rimtai sakau, čia, aišku, juokauju biškį, bet iš tikrųjų. Tai aš būsiu Zarasuose, nežinau,
aišku, kažkiek nusiplaunu, bet to pačiu, nu, man atrodo, išlaikysiu tą balansą kažkiek, tai ir būsiu, ta prasme, ir klausysiu žmonių, kiek jau klausiau ir čia, ir šveisdamas, ir statydamas, ir toliau ateisiu, pasėdėsiu ant tų suoliukų, rasit mane čia. Gali rašyti asmeninės žinutės, grasinančias gali rašyti, Gali prašyti visas, ar ne? Lina, iš tiesų menininko atsakomybė viešojoje erdvėje to kūrinio ir kuris po to lieka, nes mes čia galim sakyti, ar ne, taryba balsavo, nubalsavo, pastatė, kaip čia atvežė, kas čia atvežė, kiek giliai įkasė pamatus į sėlių žemę. Bet atsakomybė kalbėti ir kalbėtis ir nepalikti galbūt menininkui kūrinio likimo valiai, bet kad jis ir toliau, nepaisant to, kad Mykolas sako, gyvena savo gyvenimą ir jau čia priliudijo dalykų, net mus dabar čia esančius paliudijo daugiau negu matyti bet koks kitas kūrinys. Tai aš čia savo po tos ilgos filosofijos grįžtu prie klausimo. Tai menininko atsakomybė už kūrinį. Ir buvimas ilgiau su tuo kūriniu, negu tik pastatyti ir pabėgti. Kiek tai yra svarbu ir tai yra svarbu bendruomeniai, kuriai, kaip matom, yra svarbu. Aš kaip suprantu, Mykolas jau buvo su šito kūriniu, kaip pats sakė, kokį 10 metų, tai turi teisę į paleisti laiką. Iki tokio, kuris turbūt jau praktiškai paaugliško amžiaus, kuris kelia skandalus ir visokius nerimus. O šiaip bendrai paėmus, tas atsakomybės klausimas yra labai keblus. Gerokai keblesnis jis būna, kai menininkas dirba su realiai žmonėm. Tada mes tikrai turime galvoti, kiek jis yra atsakingas už tą savo darbą, todėl kad jis gali keisti žmonių gyvenimus. Ir tai nėra taip paprasta. Na, tarkim, turbūt esate daugumą girdėję apie bendruomeninį meną. Kaunas buvo Europos kultūros sostinė prieš porą metų, daug vykdė tokių bendruomeninių projektų. Na, menininkai ateina į kažkokį tai rajoną, padaro kūrinius, išeina, gyventojai lieka su juo gyventi. Jie dirbo kažkurio momentu kartu, menininkas juos ilgainiui palieka, permeta tą atsakomybę. Čia gali kilti daugiau diskusijų. Tokių paprastų atvejų klausimais aš manau, kad tai yra objektas. Menininkas negali būti atsakingas už tai, kas verda kiekvieno iš mūsų galvoje, atmintyje arba už mūsų moralinės nuostatas ir kaip mes tas reakcijas sukeliam. Bet aišku, yra tikrai gražu iš menininko pusės, kad jisai nepavargsta į tos klausimus atsakyti ir paaiškinti ir parodyti savo poziciją, kuri, sakyčiau, dabar klausydama Mykolo, jo atveju yra tokia gana neutrali ta prasme, kad jisai neužsiema menotyrininko vaidmenio ar meno kritiko, jis nepradeda čia kažkokias interpretacijas labai siūlyti, kurias turėtų visi sekti ir taip ir suprasti jo kūrinį, bet jis pasako, kaip jam atrodo, kokios jis motivacijas turėjo, kai tą skulptūrą kūrė, ką galbūt ėmė iš gyvenimo, ką keitė, ir pasako, kad toliau jūs turite teisę interpretuoti ją taip, kaip atrodo jums. Ir jau čia mūsų šitam įsivilinimuisi, taip visi norėtume sušokti ežeraną, artėja po truputį pabaiga. Ir aš galvoju, dabar toks laisvas mikrofonas. Kas turi dar minčių pasakyti kažką, kas galvoje yra visiems svarbu ir susijusio su šita skulptūra? Čia girsi? Čia labai į temą pabaigai, kaip ir ilgiau šitą mintį, pats nesu zarasiškis, tik tai pirmtakai mano čia. Tai turiu tokį patarimą visiems, žingsnelį atgal iš visos šitos situacijos ir ypač pagalvojus apie tas liudininkės, kaip kažkas užsiminė liudininkės istorijos liudininkės, man gal gražiausia ir fainiausia pamastyti, kad mes dabar gyvenam tokiuose laikuose, kur didžiausios problemos kyla tiesiog kalbėtis, komunikuotis gražiai ar įžeidžiai, bet kuriuo atveju smagiai, nežinau, apie rūpimus dalykus, apie kažką, kur mes galim netylėti, kur galim išsisakyti
Ir galų gale, man atrodo, tai yra be galo svarbu. Ir džiaugiuosi, kad visuomenėje egzistuoja tokios profesijos kaip menininkai, kurie gali iškelti šitos klausimus. Ir džiugu, kad žmonės susirenka ir šnekasi. Kad mes taip dabar galim džiaugtis, kad galim sprendti. Čia jūsų sūnus taip gerai pakalbė. Dar norit sūnum pasidžiaugti. Nu, va, prasidės dabar. Tikrai nerepetavom, aš esu zarasiškis, 40 metų Zarasuose negyvenęs, labiau techninių specialybių, robotais, technologijų specialistas. Menininkai, man buvo visą laiką kito pasaulio žmonės. Bet ką aš supratau kaip architektarius, menininkų yra paskirtis padaryti kažką tokio, dėl ko emocija sukiltų. Nes kitaip yra tai bevertis daiktas. Ir tu nesukelim per emocijas, per kažkokį meną. Tai bet kokia emocija sukelia, tai čia jau psichologo reikalas. Kiekvienam sava. Ir jis parodo savo vidinį pasaulį. O kas svarbiausias man dalykas, ne taip, kad vaikai taip gražiai šneka, bet kad jūs visi čia, dabar didžiuojas Zarasais. Zarasai, kad sukviesti į vieną vietą, nežinau, ką čia reikėtų padaryti, ką čia pasakyti, kad savo norų tiek suėtų žmonių, saulėj kaitinant, taip šnekėtų, sakyčiau, labai gražiai, skirtingom temom, tiesiog kalbėtų, brandžiai, aš didžiuojamis, kas ten bebūtų, jis jaučia istoriją. Kur jinai bestovėtų, čia kiekvieno įsivaizdavimo reikalas, bet jinai jau stovi, mes kalbam. Ir aš didžiuojuosi Zarasais, kad čia taip yra, reiškia, tai man rodo brandą, kultūrą ir tikrai, kaip sakė sūnus, didžią ateitį. Ačiū Jums visiems zarasiečiams. Nežinau, čia dabar toksai mūsų, žinote, psichologinį ratelį atidarysim, tai dėl ko mes čia džiaugiamės. Gal dar kažkam gimė mintis, antra, trečia. Tenais dar irgi kažkas. Aš zarasiškė esu, zarasietė. Noriu pasakyti, kad mūsų šioje auditorijoje daug labai gerų minčių suskambėjo, bet viena iš tų minčių buvo pastatyti tvorą. Tai aš noriu priminti, kad ta tvora jau čia buvo. Čia buvo policijos ir KGB kiemas, kuris buvo visiems uždaras. Ir šiandien mes liudijam šitą liudytoją, kad mes esame laisvi. Laisvi kalbėti, mūsų laisvė yra įvairovė. Mes sakom, štai čia, vat prašau jums, atlaisvė. Taip. Tai iš tikrųjų, KGB kiemas buvo, ir va, Alvydai, jūsų tėtis buvo kalinamas, mano tėtis irgi čia buvo, taip kad aš manau, kad liudytoja liudija, kad istorija yra įvairi ir jos čia buvo tikrai taip. Mes dar per mažai kalbam apie tą KGB istoriją. Ačiū, taip. Žiūrėkit, kaip užsikūrėm čia mes dabar. Aš galvoju, kad Zarasai gavo labai nuostabų kūrinį. Ir tikrai tas kūrinys vertas, kad Zarasam aš pats Zarasietis esu. Bet Skuodas tikriausiai irgi labai norėtų turėti tokį kūrinį. Nikolai, noriu laisvų Skuodai. Ar turim dar norinčių? Nes Skuodė stovi. Skuodė stovi, sakė. Va, prašau. Žinom. Sveiki, aš esu iš Panevėžio, žmona iš Zarasų. Bet tas paprastas labai dalykas. Panevėžy buvo praktiškai visą laiką kraštotyros muziejus. Kaip ir visur, miestelis panašiai. Prieš porą metų, maždaug prieš porą metų atidarė Stasys muziejų. Volia. Parodos žmonių važiuoja iš visur, iš Vilnių. Netgi buvo posakis, nebūtų Panevėžy, tik kas esi. Ir čia panašiai. Ta prasme, kodėl žmonės taip kažkaip pyknėsi vietą, ne vietą, negražiai stabūna, ar kažkas, ką žinau. Dabar sakė, kad jūs buvai Zarasuose, tai kas tu esi? Ar dar turim norinčių mintį kokią pabaigai? Sakot jau pabaigai. Šituo šūkiu, kur nebuvai Zarasuose, tai kas tu? Nu va, sutarėm, ačiū jums visiems. Dar viena mintis, tai jau turit žinokit šūkį tokį pavadinti, kad perskautumėt Panevėžį. Jo, laikykit mikrofoną. Taip, tai šiaip 16 amžiuje Olandijoje Flamandose buvo toksai kūrėjas Jeronimas Boskas, tai jisai labai šokiruojančius kūrinius. Vėl yra panašumų su Šarūno Saugos kūryba.
Ir tie kūriniai, jie labai yra panašus, taip, ir puošdavo bažnyčias tuo laiku, tai būdavo 16 amžiaus krikščionybė visą kitą, niekas ten nenumirė. Ir iki šių dienų Madride yra eksponuojama tie kūriniai, vertinami ir visą kitą. Tai aš apie tai, kad ir buvo labai daug panašumų turinčių kūrėjų senais laikais ir visuomenė tai vertino ir ten, tiesą sakant, sunkiai protų suvokiama tai, ką jisai bandė atvaizduoti, bet iki šių dienų jie yra labai populiarūs. O šūkio nebus, supratau, jeigu nesmanė, aš pasiūlytų. Tai tada turi minčių, ar gali veikojas verti žerą? Ne, tai šūkis tas puikusis, gražusis Panevėžiečio perduotas Zarasams. Nebuvai Zarasuose, tai kas tu, nematei liudytojas, tai apskritai apie ką mes su tavim galim kalbėti. Ačiū labai visiems, kurie buvote čia, kurie kalbėjo, kurie savo raudos knygelės, buvo Vilnius Dankevičienė, Martinė Dešinėliai, Mykolas Sauka, visų žinių, tai aš esu mikrofono, aš padėjojau, Maris mano vardas, tai aš tikiu, kad Mykolai, jeigu dar norėsi sekcijom su kažkuo pakalbėti, tai šešėlių čia yra, suoliukų ant jų yra, ledai sakė skanus ten po dešinę, tai tęskit pokalbius, liudykit liudytoją ir kad liudytoja turėtų ką papasakot svarbiausia. Ačiū Jums visiems dar sykį. Mykolai, dar tau žodis, atsiprašau, dar nesibaigė sėdam atgal. Tiesiog ačiū labai dar kartą, kad atėjot, ačiū už Jūsų gražius žodžius ir už kritiką. Labai man yra garbė. Tai dėkui.